Labą dieną, mėly draugai. Nukrito lapukas. Aš noriu kartu su jumis pasidžiaugti, kad dar vienas Veik fondo padukas jau dabar, jau šiandien iškeliauja pas laimėtojas, ką tik atspausdintas barkodukas. Laimėtoja yra Olga. Olga gyvena Šilutėje. Na, štai tokia jau dėžutė su dovanomis, su poduku. Su to poduku, kurį jinai laimėjo, jau keliaus į Šilutę. Nežinau, tikriausiai aš šiandien jau į sandėlį Omnijos nevažiuosiu, nes uždaryta, o rytoj su kitais siuntiniais mes ją ir išsiųsim. Štai tokia dėžutė su poduku keliauja į Šilutę laimėtojui Olgai. Atidėsim į šoną. Na ir noriu visiems padėkoti, kurie dalyvavo mūsų Veik fondo nedidelėje loterijoje ir norėjo laimėti štai šitą paduką. Aš tiesą sakant labai stipriai nustebau, maloniai nustebau. Fondo sandėly jau šalta, jo nosis netgi šalta. Aš labai nustebau, sekundę to atbėgsiu, labai nustebau, kad tiek daug žmonių panoro šį kartą dalyvauti mūsų loterijoje, nes per pirmą loteriją, kada mes dalinam paduko, dalyvavo tiesiog 20 žmonių. O šį kartą dalyvavo 180 žmonių, kurie norėjo pasidalinti štai, reiškia, video, kad laimėti štai tokią nuostabų paduką su Veik fondo logotipais. Na, kągi, didelis susidomėjimas tikrai ir labai neužilgo mes skelbsim dar vieną konkursą, taip pat tokiam padukui laimėti. Na, gražios jums dienos ir sveikinam laimėtoją.